Labą dieną. Labas, Renata. Labas, Aušryte. Šiandien mes turime tikslą dvi moteris, turinčios ir asmeninių patirčių, ir dirbdamos jau ne vienerius metus su klientais. Turime tikslą padėti moterims suprasti, ar jos yra sveikame santykyje ar ne. Konsultuodama ir dirbdama su moterimis labai dažnai susiduriu su tuo, kad moteris negeba atpažinti, kad santykis yra toksiškas, disfunkcinis, nesveikas, ją žalojantis ir nesupranta, kur čia šaknis pakastos. Tai šiandien aš ir Renata pasidalinsime savo įžvalgomis apie tai, kaip galima būtų paprastai atpažinti, kokie gali būti pirmieji ženklai, su kokiais jausmais susiduria moteris tokiuose santykiuose būdama, taip. Ir sieksime, kad galėtumėte jūs, išklausiusi šitą mūsų pokalbį, įsivertinti, kokiuose santykiuose esate. Ar jūsų santykis sveikas ar ne. Aš esu Aušra, santykių ir skyrybų mentorė, moterų mentorė, dirbu su sudėtingais, disfunkciniais, smurtiniais santykiais, padedu nuo minties apie tai, kad galėtų būti kalba apie skyrybas, kad galbūt reikėtų skirtis iki paskutinio taško padėjimo, kai jau yra dokumentai pasirašyti ir panašiai. Padedu moteriams atsistatyti po tokių patirčių ir eiti per gyvenimą toliau. Renata, apie save papasakok. Ir mano auditorija, tavo auditorija tave jau žino, bet mano auditorija tai tavęs dar nežino. Gerai, tai esu Renata, kaip minėjai, ir dirbu su emocijų paleidimais ir hipnoterapija. Ir tikrai yra ir daug patirties asmeninės ir su klientais dirbant. Taip pat noriu dar pasakyti, kad smurtiniai santykiai nebūtinai liečia tik moteris, kad tai liečia ir vyrus, bet mes šiandien daugiau kalbėsim iš savo pusės. Ir turiu labai daug gerų, stiprių metodikų, kaip tai atpažinti, nes Lietuvoje tikrai tos informacijos yra labai mažai. Reikėjo labai daug ieškoti ir užsienio literatūros, ir kalbėti su žmonėm, kurie praėjo tokius santykius tam, kad pagaliau atpažinti. Tai dalinuosi tuo, ką žinau pati, tam, kad kuo daugiau būtų sklaidos apie tai, kad moteris, tiek vyrai būtų pagaliau laimingi santykiuose. Supratau. Tai tu dirbi ir su vyrais, ir su moteriams. Taip, tikrai taip. Taip, Matau smurtą ir nesveikus tos santykius patiria tiek vyrai, tiek moteris. Mano auditorija yra moteris, bet aš taip pat tau paantrinsiu ir žinau, kad yra ir daug moterų, kurios taip elgiasi. Žinai, Renata, labai apmaudu ir gaila, bet šiai dienai Lietuva skęsta smurte. Tokiame baisiame smurte jinai skendo visą laiką, turbūt jau nuo neatmenamų laikų. Tiesiog niekas anksčiau to nematė. O dabar, kai mes pradėjom krapštytis, ten kaulelis po kaulelio, viską narplioti, tyrinėti, tai manau, kad tu sutiksi su manim, kad labai daug smurto, net pažinto pas mus vyrauja visur aplink. Nuo šeimų iki aukščiausių institucijų. Nes ateina žmonės, visuomenė kuria, žinai, žmonės. O žmonės iš kur ateina? Iš šeimų. Tai tos šeimos, kurios nesikeičia, žmonės nesikeičia, ypatingai jeigu tai yra narcizai, narcisistinio tipo asmenybės arba kiti, nežinau, psichinių sutrikimų turinti žmonės ir mes turim tą užburtą ratą. Tai mūsų užduotis padėti atpažinti, kad tokiame rate galimai užstrigote, o gal kaip tik pasidžiaugsit, kad jūsų santykiai yra geri. Tai aš trumpai pasidalinsiu apie tai, kokios yra tos raudonos vėliavos arba kaip atpažinti, kad galimai galite būti santykiuose, pavyzdžiui, su narcizu arba smurtiniuose santykiuose. Žinote, esu girdėjusi tokį Dr. Ramani, man atrodo, tu tikrai žinai. Yra labai žinoma ir garsi psichologė.
Jos nežinau, bet žinau kitų psichologių, kurios pasakoja apie tai. Taip, ir jinai man vieną kartą pasakė tokią mintį, man labai jinai užstrigo. Visi smurtautojai, visi yra narcizai. Tai man taip labai įdomiai tas nuskambėjo. Kaip ten yra, aš nežinau. Bet kaip atpažinti, kad žmogus yra tokiuose santykiuose, tai gali būti, kad pačioje santykių pradžioje, jeigu pabandytumėt prisiminti dinamiką, viskas vyksta labai labai greitai. Greitai pirmas bučinys, ten gėlėm užpila, dovanėlėm užpila, kažkur vežasi, kažkur kažką organizuoja, komplimentais apipila, o po to, kai tik tai prasideda gyvenimas kartu arba gimsta vaikas, neretai po vaiko gimimo pasirodo tikrasis smurtautojo veidas, tada prasideda kaltinimai, nuvertinimas, menkinimai, izoliavimas nuo kitų, dvigubų standartų taikymas, ribų negerbimas. Jisai vienintelis svarbus ir ypatingas, jam viskas galima, tau ne. Tai va, tai čia yra toks labai paprastas būdas atpažinti, kad galbūt jūsų santykios, jeigu dabar kažkas yra ne taip, pasižiūrėti į tai, kaip viskas vystėsi santykių pradžioje, santykių dinamika. Sveiki santykiai reikalauja laiko pažinti kitą žmogų. 2-3 mėnesių tam, kad apsigyventum kartu ir susilauktum vaikų, nepakanka. O su smurtautoju būna, kaip jisai pamato, ir greitai į save, kuo greičiau, kad moteris nepabėgtų arba kad vyras nepabėgtų, jeigu geras laimikis. Ir tie raudoni signalai, tai vad kaip ir sakau, kontrolė, pavydas, nuvertinimas, izoliavimas nuo kitų, baimės kėlimas, tas žmogus bando parodyti, kad jis vienintelis viską žino, vieninteliai jo atsakymai ir sprendimai yra teisingi, visi kiti nori pakenkti, tau blogą padaryti, tu jų neklausyk, tu su draugiam nevažiuok, čia jos ten kažkokios pasileidusios, su ta irgi kažkur neik į teatrą, ko jinai čia tampusi po tos teatrus, va, tu esi žmona, moteris, sėdėk namie, gamink blynus ir visais turi rūpintis ir mes šeima, mes turim būti šeimoje. Va, taip moteris izoliuojama ir paskui jinai pradeda jausti jausmus, kad negali būti savimi, bijo parodyti savo tikruosius jausmus, pasakyti, kaip jaučiasi, nes lieka apkaltinta, sugėdinta kažkokia, kad kažko nori, arba jai baimė sukeliama. Tai vad mes apie tos jausmus, Renata, pasikalbėsim, tu galėsi daugiau papasakoti. Gal tada prie to ir pereikim. Dar norėjau pasakyti, kad statistiškai įrodyta, kad tik 1% pavadinkim narcizų, susipranta, kad jie yra tokie. Tai labai sunku suvokti žmogui, kad jis yra toksai. Ir pagrindinės šaknis, kiek aš atradau pagal klientus, tai slypi vaikystėje. Dažniausiai tai buvo smurtiniai santykiai jau šeimoje, išmoktas pavyzdys iš tėčio arba iš mamos. Ir čia yra pagrindinė šaknis, kurią, mano manimu, reikėtų žiūrėti, kurią reikėtų išsivalyti, susiprasti, susivokti, nes kiek man teko bendrauti su tokiais žmonėmis, tai dažniausiai jie visiškai nesupranta, kodėl kitas nelaimingas, jie visiškai nesusigaudo, kas vyksta ne taip ir jie labai kenčia. Jie siekia meilės, valdžios, bet patys nesuvokia dar to dalyko. Tai labai daug žmonių turėjau tokių, kurie tiesiog nesusivokia. Narcizai pas tave kreipiasi, nesusivokia, kad yra narcizai, teisingai suprantu? Taip, jie supranta, kad santykiai griūna, kad viskas yra blogai, kad antrai pusiai labai skauda, bet jie nesupranta, kodėl, ką jie daro ne taip. Tai labai dažnai tokie būna vaikystės smurtiniai santykiai kaip muštynės, ypatingai, pavyzdžiui, jeigu tėtis mamą mušė, tai ir išmoko, va taip elgtis. tą patį modelį nukopijuodavo. Tai faktas. Taip. Aš noriu įsiterpti ir žinai ką pasakyti. Tuo, ką tu pasidalinai, man norisi pakomentuoti, kad tu sakai, jog tas žmogus tau sako, kad santykiai griūna, jo antrai pusiai skauda ir jisai nesupranta, kodėl. Labai dažnai, turbūt 90% atvejų, ta antra pusė sako, man skauda, kai tu mane įžeidinėji, man skauda, kai tu mane vadini visais epitetais,
man skauda, kai tu man apriboji finansus, man skauda, kai tu iš manęs atimi atlyginimą, man skauda, kad tu vaikus muši, man skauda, kad rale. O jis ateina ir sako, aš nežinau, kodėl jai skauda. Tai ar žinai, kas čia yra ir kodėl moteris arba vyrai pasilieka tokiuose santykiuose? Todėl, kad didelė dalis žmonių yra didelė empatai, tie, kas patenka į smurtinius tokius santykius ir galvoja, žinodami jų vaikystę, vat kaip tu sakai, ar ne, iš tokios smurtinės aplinkos išėję, užaugę smurtinė aplinko, vargšiukas, mama skriaudė, tėtis skriaudė, dėdė skriaudė, augo be mamos, močiutė skriaudė, niekas nemylėjo, paliko ten, nu ten nežinau, bet kokie baisiausi dalykai, ar ne? Ir moteris sako, taigi jis vargšiukas, nu taigi jis nesupranta, nes jį vaikystėje skriaudė. Bet tas žmogus yra suaugęs. Kai jam reikia verslo reikalus tvarkyti, jisai viską puikiai supranta. Kai jam sako žmona, tu manęs nevadink debilę arba psichinė, jisai sako, ta prasme, nu tai jeigu tu tokia esi, tai ir vadinsiu, kaip aš noriu, taip vadinsiu. Tai man labai norėjosi šitą komentarą savo įkišti. Gerai. O dabar tada galim pereiti prie tų jausmų, kokius dažnai išgyvena žmonės patekę į tuos disfunkcinius, nesveikus, smurtinius santykius ir su kuom tu dirbi. Pas mane ateina moteris, kaltė, gėda, baimė. Jaučiuosi kalta, kad paliksiu, jisai nusižudys, jisai sakys, kad vaikus atėmiau iš tėvo. Man gėda, kaip čia dabar visi žiūrės, tokia ideali šeima, bet va, išsiskyrė. Kas jai čia netiko? Žodžiu, viską turiu, bet neturiu meilės, supratimo ir pagarbos. O kitam taigi neįrodysi, kai išoriai žmogus užsidėjęs kaukę. Ir baimė, atims vaikus, atims turtą, atims mašiną, sužalos, dar ką nors padarys. Tai kaltė, gėda, baimė. Ar pas tave moteris ateina su tokiais ir vyrai su tokiais pačiais jausmais? Tikrai taip. Tikrai taip. Kaltos jaučiasi beveik visos moteris, nes kaltė yra vienas pagrindinių tokių emocijų, kad moteris kaltina, kad viską blogai daro, kad taip padarėjai, aš žinau geriau, kaip tu minėjai, ar ne? Tai būtent jos jaučiasi visą laiką kaltos ir nesupranta už ką. Ir jos tengiasi būti vis geresnės mergaitės. O čia yra kita programa. Ateina irgi iš vaikystės programa Gera mergaitė. Jos turi daug empatijos ir bando viską daryti, kaip galima geriau. Kad tik tai santykis būtų gražus, kad tik šeima būtų graži, kad vaikai būtų laimingi. Ir jos visą laiką girdi kaltinimus ir galvoja, kad yra kaltos. Ir tada jos bando visai kaip save tobulinti, gerinti, visai prisitaikyti, nutilėti, pamiršti save. Tai tokie pagrindiniai dalykai. Kitas pagrindinis dalykas, jos jaučiasi savivertė. Pagrindinė tema yra savivertė. Savivertė ir ribos. Nes jeigu gera mergaitė gyvena gražioje aplinkoje ir viskas buvo labai gražu, jinai nemoka kartais nustatyti ribų ne tik partneriui, bet ir kitiems žmonėms. Tai nesvarbu, tokia gera mergaitė, kiek santykių turės, jinai, jeigu yra labai gera mergaitė, jinai bandys vis tiek iš savęs įtikti, patikti ir čia yra dar savivertė. Aš neverta geresnio gyvenimo, gal kažkaip ir tai pavyks, tokie dalykai. Ir ką mes dar minėjom, gėda. Taip, nes būna, kad moteris jaučia gėdą palikti, nes tokie partneriai labai dažnai išorėje atrodo tobuli. Pas jis yra dvi kaukės. Viena yra išorinė kaukė, kai jie daro viską, kad išorėje atrodytų labai gražus. Tai yra ta tamsioji jų pusė smurtavimo šeimoje. Tai moteris, jeigu niekada nepatyrus tokio dalyko, jinai nesusigaudo, nesupranta, jai pasidaro gėda palikti šeimą, gėda, kad, žodžiu, gėda. Ir moteris tikrai labai daug patiria tokių dalykų ir ten būna emocijų audros, jos nesusivokia, kodėl jaučiasi blogai, kodėl negali ryte atsikelti iš lovos, kodėl jų darbai žlunga, kodėl draugių ratas mažėja ar draugų, ar ne.
kodėl nebegali keliauti, kodėl nebegali daryti tai, ko anksčiau norėjo. Nes visą Mhm. laiką jaučia kaltę, galbūt gėdą, kad kažkur išvažiuosiu, išeisiu, Mhm. nes partneris pyks. Žodžiu, jis viską daro, kad tik tai šeimoje būtų ramu ir nesupranta, kaip tyliai nyksta. Tai čia tokie ribos, įsitikinimai, programos, savivertė. Labai labai daug programų reikia praeiti, kad susigaudyti, kad moteris yra tokiuose santykiuose, kas su ja vyksta, Mhm. pamatyti keista, nes visos programos šaknis atėjusios iš ten ir jos turi labai daug empatijos, o smurtautojai dažniausiai empatijos praktiškai nulis. Nes jie neišmoko iš šeimų empatijos atjausti kitą. Nėra, pagrindinis dalykas nėra empatijos. Nesusiformuoja empatija, todėl kad jie yra priversti labai ankstyvame amžiuje patys susikurti savo savisaugos, savigynos mechanizmą tam, kad išliktų, tam, kad Taip. išgyventų tokiomis sąlygomis, kokiomis jie auga. Taip, Ir pagrindinis toksai dalykas - pavogti kito gyvenimą, nes patys jie nežino, kas jie yra ir taip. nežino, kaip gyventi, kaip tą savivertę pasikelti, nes savivertė ten visiškai sužlugusi būna vaikystėje smurtautojų ir jie bando pasimti kito gyvenimą, kuris yra gražesnis, patogesnis, turtingesnis, jie bando viską perimti. Jų nėra. Narcizų iš vis kaip asmenybės nėra. Yra tik tai jo ego ir jo paties tai nėra. Jis be kito žmogaus kaip, nežinau kas, jis tiesiog merdėja ir miršta. Ir jeigu, pavyzdžiui, dar stebint santykių dinamiką, dabar, tarkim, jeigu jums iškyla klausimai kažkokie, ar galėtų čia būti narcisistiniai santykiai, ar galėtų čia būti smurtiniai santykiai, tai pabandykite prisiminti pokalbius apie tai, kaip jūsų partneris kalbėjo apie buvusius santykius. Ai, ta durnė, ta višta, 2 mėnesius padraugavau ir palikau. Ai, ta irgi nesveika, irgi ten, va, pusę metų pabuvau, pamačiau tikrą veidą ir palikau nesąmonę. Tai jeigu girdėjot, kad partneris keičia vyrus arba moteris labai dažnai, tai irgi gali būti viena labai didelė raudona vėliava. Va. Ir pradėjus savo užduoti klausimus, kai esi santykyje, bet kas čia negerai, tai reikia bandyti žiūrėti ir analizuoti, kaip viskas vyko nuo pat pradžių. Nes būna, kad mes to euforijoje užstringam, čia svajonių moteris, čia svajonių vyras, taigi čia negalėtų būti smurtas, šitokias gėlės dovanoja, su tokiu automobiliu atvažiuoja, dar kažką tokio daro, stengiasi, vadina mane būsimų vyrų arba būsimą žmoną, kalba apie vaikus, apie šeimą ir visą kitą. Negeria, nerūko, sportuoja, kiek tokių yra dvasiukų, kurie negeria, nerūko ir sportuoja, arba dar į bažnyčią eina. Ir moteriai arba vyrui sunku patikėti, kad tas žmogus galėtų būti smurtautojas. Tas, kuris eina sekmadieniais į bažnyčią, jisai galėtų būti smurtautojas. Ne, turbūt man kuku, jeigu sako, kad, nu, tai tau kuku, tau kuku, tau kuku. Ir tu metus laiko gyveni tokioje aplinkoje, kur tau nuolat kiekvieną dieną kartoja, kad tau kuku, reikia pagalbos, tai jei silpnesnis žmogus įtiki. Reikia labai labai tvirtą stuburą turėti einant iš esmės į santykius. Ir Tai tada Renata, o toksai, tu gali papasakoti, tu dirbi su emocijų paleidimu ir hipnoterapija. taip. Ar įmanoma per vieną seansą visus šitus reikalus iškrapštyti ir išvalyti ir išeiti, žinai, išvytinčiam akim ir vėl kaip naujas aš? Per vieną seansą galima daug pamatyti, iš tikrųjų labai daug pamatyti, nes turiu daug patirties ir tie metodai veikia labai greitai, bet vis tiek per vieną seansą iš to neišeisim, nes vien savivertės tema, atstatyti savivertę, pasitikėti vėl savimi ir suprasti, kodėl dingo savivertė. Svarbu labai tos priežastis, o kur ji dingo ta savivertė, kaip jinai žlugo ta savivertė.
kas nutiko man, vat, kaip sako partneris tau kuku, kuku ar ne visą laiką, tai ta savivertė būna numušta iki minimumo. Tai atstatyti savivertę, išmokti pastatyti sveikas ribas. Tai ribų klausimas liečia ne tik santyki, kaip minėjau, ar ne, kad liečia ir kitus žmonės, ar ne, nes o tokios geros mergaitės labai dažnai prisileidžia labai daug žmonių, nes jos visiems žmonėms yra empatiškos, visiems nori labai gero, nori, kad 10 pyragų per dieną. Ir Mhm. ribos būna ne tik santykiuose, bet ir aplamai pas moterį, ar ne? Ir va tas ribų klausimas, kol atrišamos visos, nustatomos normalios ribos, kol susivokiama, kodėl jų nėra, nes moteris labai dažnai net nežino, nes jos vaikystėje niekas nebuvo, va taip, kad moteris nustatytų ribas prieš save nebuvo, galbūt savivertės pas mamą, tarkim. Ir tas ribų klausimas tikrai ne per vieną sesiją yra sprendžiamas, nes vien tik tai pradėti elgtis kitaip moteriai būna labai sunku, nes Taip. reikia per save labai stipriai. Reikia pastangų, didelių pastangų pradėti pasakyti, kad ir pirmą žodelį ne, arba man nepatinka, arba aš nenoriu, o aš noriu daryti tai, ką aš noriu, arba man dabar reikia važiuoti į darbą ir taškas. Mhm. Ir labai daug reikia, daug tokių aspektų yra praeiti daug aspektų. Mhm. Tai vienas Per seansas yra. per vieną seansą nepavyks. Aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Aš čia, žinai, tokį klausimą uždaviau, norėdama paerzinti auditoriją. Nėra įmanoma, Renata, ir aš puikiai tą žinau tiek iš asmeninės patirties, tiek iš to, kaip mes dirbam su klientėmis. Nėra įmanoma, kai tu augai atitinkamomis sąlygomis ir daugybė dalykų buvo netinkamai sudėlioti, išugdyti netinkamai, vaikas net neugdytas, o išdresuotas atitinkamai, vyras arba moteris. Natūralu, kad tu atmokti tai, kas tavo jau išmokta, per vieną kartą nesugebėsi. Ir žmonės, kurie galvoja, kad, taip, aš suprantu, kad čia esu su smurtautoju ir galvoja, kad ateisiu pas bet kokį specialistą, man tik šnai ir viskas, supranti, viskas sudėlioja į vietas, viską nukapoja, kur nereikia ir aš viskas naujas išeinu. Taip nebūna. Dantį, kuris supuliavo, kanalą reikia gydyti ir danties per vieną kartą nesugydo. Sportuoti, jeigu aš nusprendžiau užsiauginti raumenis, aš neužauginsiu raumens per vieną treniruotę. Tai čia lygiai tas pats atmokti to, ką mes išmokome per daug metų, per vieną dieną tikrai nepavyks. Bet kai aš užsibrėžiu, kad man taip nebetinka, aš taip nebenoriu, supratau, kur aš esu, susirandu pagalbą ir sistemingai dirbu. Ir dar labai svarbu, turbūt tu savo klientams tą patį sakai, kad yra darbas su tavimi, bet yra didžiulis darbas už uždarų durų ir namuose savarankiškai. Tai, kad žmogus ateina pas specialistą, pasikalba, papasakoja, gauna patarimų, gauna standartizuotų kažkokių elgesio programų naujų, kaip reikėtų elgtis, šablonų, kokias frazes naudoti, kaip bendrauti, kaip tas ribas nustatyti. Bet užsidaro duris, pasibaigia sesijos laikas ir viskas. Tu toliau turi eiti savarankiškai pats. Ir nebus taip, kad visą laiką per gyvenimą tave ves kažkas. Tai labai daug savarankiško darbo ir čia tik tai nuo mūsų vidinio apsisprendimo, man atrodo, priklauso, kaip greitai mes galim visą tai pradirbti. Bet dirbti reikia. Dirbti reikia. Taip, atmokti, daug ko atmokti ir išmokti naujo. Taip pat realiai perinstaliuoti savo programinę įrangą. Taip, perinstaliuoti programinę įrangą. Žinai, kompiuterė gal šiek tiek greičiau ten viską tik tai paspaudi mygtuką ir persinstaliuoja, o žmogaus procesorius šiek tiek, man atrodo, sudėtingesnis. Taip, tikrai taip. Ir labai dažnai dar būna, jeigu kas nori eiti į gilį, ar ne, tai hipnoterapija eina į labai didelį gilį, nes mes jau gimstam tam tikrose šeimose, ar ne, bet ir smurtautojai gimsta jau tam tikrose šeimose. Ir kodėl jie gimė tam tikroje šeimoje, kodėl jų tėvai smurtavo,
tai būna jau atsinešta iš praeitų gyvenimų. Ir Mhm. va iš ten dar kartais reikia atkabinėti dalykus, nes kartais neužtenka tik tai pasižiūrėti, kur aš esu dabar, ar ne, kad man tas skauda dantį, susivokti, kad man jis skauda, Mhm. bet dar galima nerti į didesnį gylį ir pasižiūrėti, o kodėl vat, aš esu tokioj šeimoje, kodėl aš gimiau tokioj šeimoje, kodėl mano tėvai ar ten tėtis ar mama smurtavo, kodėl vienas iš jų buvo narcistinis, kaip patekau į tai. Tai čia yra toksai, kaip sakau, man labai patinka toks pavyzdys, kaip grandinėlė ant kaklo, ar ne, yra galima po vieną karoliuką nuiminėti, bet galima atsekti segtuką ir viskas iš karto nukrenta. Mhm. Tai tikrai esu turėjus moterų, kurios nuo pat vaikystės buvo tokiuose santykiuose, kurios, tas tėvai buvo tokie, partneriai tokie, kažkaip kaip užprogramuoti, ar ne, ta grandinėlė sukasi, Taip. sukasi, sukasi. Ir yra tikrai buvę, kad per hipnoterapiją, per vieną seansą nukrito visos grandinėlės ir jos pakeitė gyvenimą realiai per savaitę. Kai aš Mhm. jas sutinku, tai jos tiesiog žydinčios gražios moteris, nes per hipnoterapiją yra protas maksimaliai nuraminamas ir žmogus įeina į pasąmonę ir pats pamato, kaip tai vyksta ir atgal sugrįžti jau nebeįmanoma. Jis jau mato, jis jau žino, kas su juo vyksta, jis žino, kodėl tai buvo, kodėl dabar kartojasi visą tai ir tada jisai jau ryštasi priimti tokius drastiškus, stiprius sprendimus labai greitai. Mhm. Supratau. O hipnoterapija vyksta tik tai gyvai ar galima ir nuotoliu? Nuotoliu dabar dirbu nuotoliu tam, kad pasiekčiau kuo daugiau žmonių. Daug klientų yra jau nebe Lietuvoje lietuviai gyvenantis ir ieškosi tokios informacijos, nes informacijos tikrai Lietuvoje yra tiek mažai, tikrai labai mažai informacijos ir apie tai, tai aš matau tą tikslą viešinti, kaip patenkama, kad reikia dirbti su vaikystė, su programom, perrašinėti, sakiau, programinę įrangą ir tiesiog judėti į priekį, vardant geresnio gyvenimo, vardant sveikų, normalių santykių, o to reikia išmokti, nes moteris to nemoka, nematė ir dažnai būna net visoje giminėje jau vyrauja tokie dalykai. Tai čia, aišku, tinka ir vyram, ir moteriam, aš dirbu ir su tais, ir su tais. Mhm. Tai dirbti reikia, apsimoka, labai apsimoka. Apsimoka. Neseniai skaičiau knygą ir man tokia frazė įstrigo. Laivas buvo pastatytas ne tam, kad stovėtų uoste. Laivo paskirtis nestovėti uoste. Tai taip ir žmogaus nevegetuoti ir tiesiog egzistuoti ir būti kažkieno marionetė, o gyventi savo autentišką, laisvą, drąsų, spalvingą, taip kaip jam įdomų gyvenimą pažinti, atrasti, suprasti, paragauti, paliesti, užuosti, pajausti. Santykiuose, kurie yra disfunkciniai, visa tai yra giliai, giliai, giliai kažkur paslepiama, visa tai išnyksta. Žmogus praranda save, nejaučia savęs, atrodo tarsi ore sklando, tarsi jo paties nėra, jis nejaučia net fiziškai savo kūno. Tai va čia pirmas toks dalykas, jeigu pradėjote jausti, kad nebejaučiat savo kūno, nebejaučiat kojomis žemės, vadinasi kažkas netvarko. Ir jeigu kyla toks klausimas, iš esmės, Renata, turbūt irgi pritarsi, pati praėjai įvairiausius etapus savo gyvenime. Jeigu kyla klausimas, kad kažkas čia netvarkoja, kad santykiai gali būti nesveiki, nors aš galbūt kažko dar nesuprantu, tai gali būti, kad taip ir yra, nes intuicija ir vidinis balsas, jisai labai dažnai neklysta, mums tik baisu susidurti su ta realybė ir mes tą nuneigiam ir sakome, nesąmonė, eik iš čia šitą mintie, gyvenu toliau. Taigi viskas gerai, nieko netrūksta, pinigų yra, mašina yra, valgyti yra, vaikai sveiki, biški nelaiminga, bet, žinai, mano mama sakydavo, pakentėsiu, pakentėsiu, možna kentėti. Tai sakau, nekentėkit, jokių būdų. Galima ir dar esant santykiuose, pavyzdžiui, ateiti pas tave, Renata, ir išsiaiškinti, iš kur kyla visi tie jausmai. Ir tada tuos jausmus pradirbus,
tada galima priimti sprendimus. Nereikia drastiškai to daryti ir visko draskyti, kol aš esu visiškai toks dar plaukiojantis. Ir dažniausiai būna taip, kad jeigu žmogus nesusivokia, ta prasme, dabartiniuose santykiuose, jeigu jis nesusivokia, kad jis neturi savivertės, neturi savęs, neturi ribų, tai labai dažnai patenkama yra į tos pačius santykius, nes kol programinė įranga neperrašyta, tol yra sunku kažką pakeisti, susikurti kitaip. Taip, taip. Iš tiesų, dar viena klaida, kurią daro moteris. Apie vyrus dabar aš nekalbėsiu. Bet aš noriu pasakyti, kad būdamos santykiuose su smurtautoju, jau čia kažkur iš šono kažkokį susiranda, ale gelbėtoja, čia tik tai šmurks, pabėga pas tą, o kurą žiūri, tas dar didesnis smurtautojas po 3 mėnesių paaiškėja. Tai tą, kad tu ir sakai, tol, kol tu neinstaliavai naujos programos, tol, kol neatmokai to, kas tau buvo nesveika, netinkama ir žalinga, ir tu bėgi kitur ir galvoji, kad tave išgelbės, nežinau, kiek procentų pasisekė, bet dažniausiai tugi net nesupratai, kame tu buvai, tavęsgi dar nėra, tavo stuburo nėra, tavo kojų ant žemės nėra, tu nesupranti, kas tu esi ir tu bėgi jau pas kitą žmogų. Tai labai labai tikėtina. Pavojinga. Tai pavojinga, labai gerai pasakei, kad užšoksi ant dar baisesnės meškos. Žinai, sako, bėga nuo vilko, šoka ant meškos. Tai ką galima būtų palinkėti praktiškai žmonėm, aš duosiu tokį patarimą, ką galėtų pritaikyti, kaip suprasti, ar tokie santykiai, kuriuose dabar yra, keliantys klausimų gali būti smurtiniai ar ne. Užrašyti savo bent kelias situacijas, kurios nutiko, kur jautėt kaltę, gėdą, baimę ir paklausti savęs, ar ta situacija, kuri buvo, yra jūsų atsakomybė ar kito žmogaus elgesys. Dėl ko tai kilo. Tai 3 tokias situacijas ir galbūt pamatysite sistemą, kad tai kartojasi ir čia ne jūsų atsakomybė, o tiesiog kitas žmogus taip elgesi. O ką tu palinkėtum? Dar dažnai būna taip, kad moteris galvoja, kad viskas yra jų kaltė ir nemoka atsitapatinti, ar ne? Taip. Jos mato viską kaip per partnerį, ar ne? Jeigu partneris kažką sako ir jos galvoja, kad tai yra apie jas, bet įeiti tokį sąmoningumą, kad pradėti matyti, kad tai jis taip renkasi elgtis, kad tai jis taip daro ir susigrąžinti save, kuo daugiau grįžti į save, tai aš palinkėsiu to, kad moteris, jeigu jaučia, kad joms skauda, jeigu jaučia, kad jos nyksta, praranda save, tai jau stipriai susimastyti ir pradėti dirbti su savim, ieškoti, kodėl taip yra. Ir mokytis naujų elgesio modelių ir truputuką išeiti iš tos grandinėlės ir pradėti matyti, o kaip aš noriu, o apie ką aš esu. Susigrąžinti save pirmailiai ir po to eiti į kitą santykį, arba nebent ten būtų labai didelis smurtinis santykis, tai gal geriau moterim ir greičiau išeiti iš to santykio ir po to dirbti su savimi. Taip. Kad jos suprastų, kad jos išeina iš smurtinio santykio, iš vis reikia bent jau susigaudyti, kas tai yra smurtinis santykis, kad aš esu tame ir kas su manim vyksta, ką aš darau ne taip, ar ne, tarkim, nepastatau galbūt ribų. Tai labai dažnai pas tokias moteris būna ne tik, tarkim, vyrai smurtautojai, bet būna ir draugai smurtautojai, aplinka smurtautojai, jie tiesiog empatiški žmonės labai greitai pritraukia išnaudotojus. Taip, tai vien tas suvokimas, ką tu jau ir sakai, kad daug jausmų kyla ne dėl mūsų pačių, o dėl kito manipulacijų, sukeliant mums kaltę, gėdą ir baimę, padeda jau išsilaisvinti ir atsitapatinti. Kad tai nėra mano elgesys, arba jausmai kyla ne dėl to, kad aš už tai atsakinga, o dėl to, kad kitas manipuliuoja ir siekia mane įtraukti ir paveikti mano sprendimus ir pasirinkimus, kurie būtų jam patogus, bet ne man. Ir kas įdomiausia, kad kai smurtautojai pasiekė tai, ko norėjo, jiem tokios moteris pasidarė visiškai nebeįdomios, nes jos nebeturi savęs, nebeturi ko imti. Nes jos skanios tada, kai dar turi save, turi idėjų, turi
daug dalykų ir pagrindinis dalykas yra apvogti moterį, bet kai ją apvogė visiškai ir jos nelieka, tai tada jie labai gražiai pasiieško naujos aukos. Kaip apvogti, išsiurbti, iščiulpti visus energinius syvus, visą Energija. grožį, resursus, pinigus. Oi, kiek pas mane istorijų, žinau, kaip vyrai iš moterų pinigus atima, patys parazitauja, sėdi ant sofos ir sako, duok man 1000, duok man 2, tu čia tą netai padarėjai, dabar tave nubausiu, duok man dar pinigų. Ir aš taip Taip, klausau, tai yra narcizai, yra tokie parazituojantys žmonės. Jie visus aplinkoje esančius gyvus organizmus išnaudoja savo tikslams pasiekti ir savo resursams tenkinti. tikrai taip. Ir nuteikia netgi išorinius žmonės, draugus, prieš Taip, būtent tą moterį. Ir nes jų išorinė kaukė labai graži, kaip minėjau, taip, kad jie išorė yra tobuli. Ir moteriai susigaudyti yra labai sunku, nes visi nusistato prieš juos. Taip pat jie gali paveikti psichologą labai lengvai, jeigu psichologas nepažįsta tokių taip. santykių, jeigu jis nežino, apsukti manipuliuotojai psichologą yra juokų darbas. Ir prieš tokią moterį dažniausiai atsistoja visi. Ir Taip, jai susivokti ir išeiti iš tokio santykio yra labai labai sunku, nesuprantant, kas vyksta. Nes taip. aplinko atrodo viskas tobula. Atrodo tobula šeima, tobula pora, tobuli santykiai. Gali būti, kad narcizas netgi elgesi prie kitų su vaiku gražiau, pradeda gaminti valgyti. Jie tiesiog užsideda tokią gražią kaukę, kad ta moteris būna įspaudžiama iš visų pusių. Ir niekas negali patikėti. Negali būti. Man atrodo, tu truputėlį perdedi. Atsipalaiduok. Nu, būk moteriškesnė, būk švelnesnė. Trupučiuką mažiau norėk. Man atrodo, tu jau čia per daug prisižiūrėjai Instagram'ų ir TikTok'ų. Atsipalaiduok. Realybė yra kitokia, supranti, nėra namų be dūmų, nėra tobulų žmonių, visi čia klysta, žinai visas šitas frazes. Taip, taip labai gerai. Taip, tai aš padedu moterim irgi atpažinti ir išeiti, galbūt mažiau su ta kalte ir kitom emocijom dirbam, bet dirbame ir su tuo, tiek, kiek galiu pagal savo kompetenciją. Mano tokia kaip iš pagrindinių misijų yra padėti saugiai išeiti nuo to momento, kol dar moteris gyvena santykiuose su vyru ir yra, pavyzdžiui, keli vaikai ir jinai neturi nei darbo nieko, mes ruošiam planą išėjimo. Ir ypatingai, kai yra narcizas arba jeigu dar labiau, juo labiau psichopatas, turiu ne vieną tokį atvejį, reikia labai labai saugiai viską sudėlioti, kad nebūtų padaryta klaidų ir pavyktų išeiti iš pirmo karto. Nes jeigu moteris išeina ir sugrįžta, yra daug tokių atvejų, labai 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 į didelį pavojų save pastato ir vaikus. Antrą kartą išeiti gali būti dvigubai sunkiau. Todėl labai svarbu tinkamai padaryti sprendimus ir žengti teisingai tuos pirmosius žingsnius. Taip, dar noriu pridurti, kad, vat, kaip minėjai, ar ne, kad sunku išeiti, Taip, tai jie gali gąsdinti viskuom, vaikais, namais, pasitelkti kitus žmonės. Tai daro labai profesionaliai, o moteris empatiška pradeda eiti į jausmus, labai daug jausmų kyla ir jos labai dažnai palūžta ir pasiduoda ir grįžta į santyki. Tai atpažinti, vat, kaip tai veikia, kaip elgtis, kaip kalbėti, ar ne, tai tikrai, vat, kaip minėjai, labai labai svarbu. ir Labai svarbu nepasiduoti, tartis su žmonėm. Mhm. Su žmonėm. nepasiduoti tai minčiai, aš užlipau, matai, ant galvos, nepasiduoti tai savo, vat tai gerai, naiviai mergaitai, kuri nori tikėti gerumu ir nori, ir vis tiek tiki, kad jisai pasikeis, taigi jisai šitiek kartų mane skaudino. Ir vis tiek kiekvieną kartą sako, nu jau aš dabar stengiuosi, jau dabar būsiu geresnis, jau dabar elgsiuosi gražiau, jau dabar netaip stipriai duosiu nosį, nu biški, kepštelsiu, bet mažiau. Va, matai, kad stengiuosi. Tai, kad tokio tipo žmonės keistusi, labai 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 retas atvejis. Kai ateina moteris ir sako, vyras alkoholikas, čia smurtauja, čia tą, aną, trečią, penktą, ką man daryti? Bėgti. Kiek kojos neša bėgti. Taip. Taip. Taip Bet labai dar reikia paprastai. ir suprasti, kodėl esu tame santykiu, Mhm. kodėl Taip. buvau tokiame santykiu.
ką galiu iš to pasiimti, pasimokyti. Taip, Tai ačiū tau, Renata. Man atrodo, kad mes jau kaip ir labai dar išpildėm savo. palinkėsiu moterim nekentėti vienom, o ieškoti tokių moterų, kurios yra taip praėjusios, kurios turi sveiką santykį, kurios žino, kaip tai atrodo, kaip išeiti, ką daryti. Labai svarbu netylėti ir nenykti tyliai. Mhm. Tylėjimas tai yra smurto palaikymas. Tyla naudinga tik tai smurtautojui, bet ne jums ir ne vaikams. Tai vardant vaikų, vardant gražių šeimų, esam čia su Aušra ir Mhm. dalinamam savo patirtimis, kad būtų visiems geriau gyventi šitoje žemėje, Taip. sveikai gyventi. Tai ačiū tau, Renata. Buvo malonus ir šiltas pokalbis. Ačiū, Aušra, labai džiaugiuosi, kad darai tai, ką darai ir kad daugiau moterų pamato, kas vyksta, kaip jos pateko, kur jos yra ir išeina į Mhm. gražesnį rytojų, kad deda pastangas tavo dėka. Tai palinkėsim gal tada moteriam, kaip ir tu sakei, nekentėti, netylėti, nes tyla naudinga tik smurtautojui. Ir išdrįsti bent jau parašyti žinutę. Tai yra labai daug, tai yra pati pradžių pradžia. Taip. Tai ačiū dar kartą. Tiem, kam kils kažkokių klausimų, žiūrėjus įrašą, galite susisiekti su manimi, mūsų namuose, arba su Renata Purkinaitė. Yra po įrašų mes pasidalinsime savo nuorodomis, kad galėtumėte susirasti. Ir tuomet šiandien tiek, iki pasimatymo kitą kartą. Ir mano tinklalapyje yra nuoroda www.net.lt ir nemokamam susipažinimo skambučiai nuoroda. Yra nuoroda ir mes galim pasikalbėti ir aptarti, kaip dirbsime, ką darysime. Tai ačiū labai, Aušra. Ačiū, Renata. Kitų pasimatymų.